Kaip jūs vertinate pastaruosius tos 5-6 metus, kurie prabėgo šiame pasaulyje? Turbūt vienodai sutinkate, kad jie labai buvo ypatingi, nes įvykis po įvykio. Ir jau kai kurių istorikų ir sociologų jau dabar jie vadinasi polikrizės laikotarpiu. Prisiminkime, kad pavyzdžiui sveikatos srityje 2020-2023 metais sugriovė saugumo jausmą. Kada turi būti namuose, negalėti parduotuvės, karantinas, keliai užveriami, saugumo jausmo nebeliko. Ekonomika. 21-22 metai sukėlė didžiulę infliaciją. Lietuvoje, pamenu, 22% buvo infliacijos ir nepriteklių. 22-26 metais geopolitikoje sugriovė taikos iliuziją Europoje. Jeigu jūs iki tol jautėtės labai saugus, ar ne, taikoje, ar dabar irgi taip pat jaučiatės? Tai buvo iliuzija. Ir štai sugriovė būtent tą tikrovės jausmą taikos. Štai įvykė artimuosiuose rytuose taip pat. Technologijos 23-26 metai pakeitė tiesos ir darbo prasme. Tada technologijos buvo valdomos joystickais visokiais, o dabar jau technologijos atima darbus iš žmonių. Ekologija tai yra nuolat. Ir tai sukuria labai suspausto laiko pojūtį, mėlyjei. Atrodo, kad per 5 metus įvyko tiek daug įvykių, kiek paprastai įvyksta per 50 metų. Ir tai mes matome tokį sujudimą netgi religinėme pasaulyje, kada ir lekcijos programos, ten įvairios seminarai yra temomis tuoj tai nutiks, jau galas arti, Kristaus ateimo laikas jau žinomas, jau prasidės. Tai gal jau metas nustatyti pasaulio pabaigos datą. Kai yra tokio suspausto laiko terpės veikiamas laikas. Adventistinio judėjimo pradininkas. Žinote, kas buvo toks? Adventistinio judėjimo pradininkas. Williamas Milleris. Jis nustatė Kristaus ateimo datą 1844 metų spalio 22 dieną. Sako, Kristus ateis. Buvo didžiulis sujudimas. Žmonės pradėjo pardavinėti savo namus, nesituokė. Nes pagal raštą, kas tuokėsi Kristui ateinant, rūpesčių savo užsikrauti, krūvą vaikų užsikrauti. Bet netėjo. Jis gerai apskaičiavo pranašystės laiką iš Danieliaus knygos, bet objektas, kas turėjo vykti, tą blogai pagalvojo. Ir tai nebuvo pranašystė apie Kristaus antrą ateimą. Dabar, jūs esate 7 dienos adventistai, ar ne? Aš taip pat esu. Bet netgi 7 dienos adventistai niekaip negali išbūti, nebandydami nustatyti datą, kažkokią tai ateimo datą. Ir štai priėjo 1960, nepriėjo, bet jie nuplanavo, kad Kristus ateis 1964 metais. Kodėl? Kas gero tais metais? Įvyko, atsimenat, kas nutiko pasaulyje tais metais? 64 metais. Chruščiovą pakeitė kas? Brežnevas, teisingai. Kokia muzikinė grupė šovė į viršų? Beatlai. Taip. Zambija, Malavis, Malta tapo nepriklausoma tuo metu. Bet štai adventistai prieš kiek metų, 64 laikė Kristaus ateimo metu. Kodėl? Jie pasakė taip, netėjo, 1844 metais netėjo Kristus. Ir tai, sakoma, tai yra tyrimojo teismo laikas prasidėjo. Taip, tyrimo teismo laikas prasidėjo pagal pranašystės. Tai ir sako, kiek tęsiasi kiek dabar tęsis tas tyrimasis laikas, tas evangelizacijos laikas. Ir jie prisiminė tekstą pagal Luką 17 skyrių 26 eilutę, ten pasakyta, kai buvo Nojaus dienomis, taip nutiks ir žmogaus sūnaus dienomis. Tai ir klausė, kiek Dievas buvo nustatęs
metų žmonėms iki Tvano. Kiek? Kiek davė malonės laiko iki Tvano žmonėms? Metų. 120 metų. Tai jie sako, tai jeigu mes prie 1844 metų pridėsime 120 metų, kas gaunasi? 1964 metai. Mėlėjai, mes turime datą. Nes Jėzus sakė, kai buvo Nojaus laikais, taip ir bus žmogaus sūnaus dienomis. Kristus ateis. Skelbkime žinią. 1964 Kristaus ateimo diena. Toks pliūpsnis. Atėjo toksai, pakilimas. Čia tarp kai kurių adventistų, nesakau, kad visą pasaulinę bažnyčią to tikėjo. Bet mėgsta. Atėjo 64 metai ir ką? Ar nutiko kas nors? Nieko. Negrįžo Jėzus. Kas toliau? Dar viena data artėja. Aš jau pats buvau šiek tiek įsitraukęs į tai. Pasklido žinia adventistų 2000 metai. Tai yra data, kada Jėzus ateis. Ir aš netgi pats iš Amerikos gavau tokią knygą, kur ant viršelio, tai yra bestselleriu tapusi knyga, kur ant viršelio yra laikrodis ir valanda, jau praktiškai beveik 12 valanda rodo. Tik gal porą minučių liko. Ir sako, jau viskas čia laikas. Ir sako, tie adventistai, ar ne, kurie susidomėjo to klausimu buvo, žiūrėkite, mūsų žemė yra 6000 metų. O raštas sako, apreiškimo knyga, kad 1000 metis po Jėzaus ateimo bus poilsio diena žemėje, kurie vienas šėtonas bus ir jis apgalvos savo darbus. 1000 metų poilsio diena. Kiek dienų turi savaitė? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yra darbo dienos. 7 yra poilsio. Taigi, 6000 metų, 6 darbo dienos. 7. 1000 bus poilsio. Taigi, 7. 1000 prasidės nuo 2000 metų. Ir jie ėmė dar toliau tyrinėti. Jie sako, kad 1 valanda tai yra 500 metų. Viena valandos minutė yra 8,33 metai. Ir jie vadovavosi to palyginimu, kur Jėzus kalbėjo apie darbininkus vynuogyne. Vienus anksčiau pakvietė, kitus vėliau, o kitus pakvietė 11 valandą. Pakvietė. Valandą prieš 12. 11 valandą. Pagal paskaičiavimus 1 valanda turi 500 metų. Ir jie sako, 500 metų tai yra reformacijos laikas, kada Liuteris pradėjo veikti. Taigi pakvietė Liuterio laikais, kad jie neštų žinią. Ir sako, vienodai visi gavo atlyginimą, taip kad 2000 mėlėjai Kristaus ateimo diena. Praėjo 26 metai. Nuo 2000-ųjų nėra Kristaus. Mano širdį irgi uždegė. Ir aš esu taip pat kalbėjęs tos žodžius ir rodęs diagramose bendruomeniai. Tada aš Joniškėje tarnavau ir rodžiau bendruomeniai. Kaip Kristus yra arti, mėlėje. Praėjo 26 metai nuo 2000 metų. Liūdnas faktas. Liūdnas faktas tas, kad adventistai vis dar yra po eskatologinių jaudulių ir vengia esminių pareigybių. O dabar ištirkite save, ar jūsų nevilioja pamokslai, lekcijos reportažai apie paskutiniuosius laikus ir apie tai, kad galas jau čia pat. Net pernelyg aiškus, kad Kristus jau pasirodys. Padėk mums Viešpatie maitintis tvirtų maistų, o ne dvasiniu cukrumi. Štai tokie datos nustatymai, brangieji, yra dvasinis cukrus. Nori energijos, tai nevalgyk daržovę, cukrus užvalgyk, bus energijos ar ne, šoktels pas tave, tai kraujyje būsi pilnas energijos. Tam, kai žmogus dvasiškai nusilpęs toks yra, reikia kažką naujo. Ir štai tokios datų nustatymai, gąsdinimai tokie yra kaip cukrus davimas, saldainių valgymas. Kai pakelia, įvykis laukia greitai ir žmogus kažką nori imtis daryti kažką, kad tik greičiau tai pasiekti. Bet vėliau kas nutinka? Kritimas energijos. Nusilpsta žmogus. Tada norėdami pasikelti dvasinį ūpą, mėgina vėl ieškoti cukrus palaižyti, kad energijos pasikrauti.
nustatinėti vėl datas ir kalbėti visiems, jau čia galas, jau prie pat. Taigi, ar jūs norėtumėte, kad aš jums saldainiukų duočiau, nuo kurių akis prasiplečia, širdį šokinėja? Ar daugiau norėtumėte natūralaus, stipraus, tvirto maisto, kuris padaro dvasinį gyvenimą jūsų stabilų? Tai todėl atsiverskite tada Evangeliją pagal Matą 24 skyrių. Mokiniai 24 skyriaus pradžioje jie domėjosi, kada ateis pabaigos metas. Brangieji, tai yra natūralus noras. Kažkodėl žmogus nenori žinoti savo pabaigos meto. Aš nežinau, bet aš nenorėčiau žinoti, kada aš mirsiu. Jeigu man pasakys, kad aš mirsiu 57 metų, ir jeigu man pasakys, tu mirsi 87 metų, ar yra koks skirtumas? Yra toks skirtumas, jeigu aš esu dabar kaip 50 metų man, tai man, kai sako 87, atrodo gerai, bet paklauskite Janinos. Dabar jai artėja 87 metai ir ar nudžiugintų jums žinia, kad 87 metų mirsite, jeigu jums būtų pasakėte prieš 20 metų. Visgi norėtumėte dar ilgiau gyventi. Aš manau, kad niekas nieko nedžiugintų ir geriau nežinoti. Ar ne? Bet kitas dalykas yra norėti žinoti, kada apskritai ateis pabaiga pasaulio. Kada Kristus sugrįš. Ir tai yra normalu. Žmogus nori žinoti, kodėl. Nori išvengti sunkumų savo gyvenime. Jo man atsibodo dirbti prakaitu, ar ne, pakęsti įžeidinėjimus, pagundas įstatymą laužyti ir neteisybės visokias. Matot, kas darosi Lietuvoje, gali klastingai tave išvilioti darbo metu ir nužudyti, ir užkasti tave. Tai va, žmogus nori žinoti, kada ateis paskutiniai laikai. Ir todėl ir pasakė trečioje eilutėje, pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Mes norime tai žinoti. Štai Jėzaus pamokslas to klausimo atrodo pakankamai keistai. Ar ne? Jie klausė Jėzaus, o Jėzaus atsakymas turėjo iš tikrųjų juos nuliūdinti. Jis pradėjo sakyti apie žemės drebėjimus, badmečius, o visi tie dalykai buvo vos nieko kiekviename šimtmetyje. Karai irgi kartojasi per daugelį metų. Atrodo, nieko naujo nepasako. Paskui jis kalbėjo apie 70-osius metus, kai bus Jeruzalė sugriauta ir tai suriša su Kristaus atėjimu. Vėliau jis sako jiems, kad niekas išskyrus Dievą nežino ko. 36 eilutė, pasiskaitykime. 36 eilutė. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas. Jūs klausėte, sako, mane apie pabaigos laiką, apie pabaigos datą. To net nežino nei sūnus, nei angelai, nei sūnus nežino. Nei aš net nežinau. Aš negaliu jums to pasakyti. Tai tėvo valioje yra. Ir galiausiai 42 eilutė jisai sako, kad budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Taigi neva jisai sako, nesirūpinkite dėl laiko. Jums nereikia to cukraus. Nesusikoncentruokite į pabaigos laiką. Neplanuokite gyvenimo taip, kad va, jo, Kristus jau čia pat, todėl dabar turiu kažką daryti, žinai, ruoštis tam. Jėzus perina nuo ženklų prie to, apie ką jis labiausiai norėjo pakalbėti su mokiniais, ką jie mažiausiai norėjo išgirsti. Todėl, pradedant nuo 43 eilutės, 24 skyriaus, ir užbaigiant visų 25 skyriumi, jisai pasakė 5 palyginimus. Aš jums jų neskaitysiu, aš tik jums tik pasakysiu, apie ką jie kalba. O jūs namuose grįžę pasiskaitykite tuos 5 palyginimus, kuriuos jis pasakė, kaip atsaką į jų klausimą, kadagi ateis pasaulio pabaiga. Taigi, pirmasis palyginimas. Tai 24 skyrius nuo 43 iki 44, ar ne? Tas palyginimas duoda suprasti, kad reikia budėti
nes Jėzaus ateimo laikas yra nežinomas. Budėkite. Todėl vietoj to, kad susikoncentruoti į datą arba klausytis tas paskaitas pastoviai, kuri drebina pasaulį, drebina širdis žmonių, Jėzus sako, jūs budėkite, kad netitrauktų jūsų akių. Antrasis palyginimas 24 skyriaus, nuo 45 iki 51 eilutės, apie budrius tarnus. Ir tas palyginimas skelbia, kad jie turi pareigą budėti ir laukti, bet laukti teks ilgiau nei jie planavo. Matote, kaip Jėzus sako, iš tikrųjų tas ateimas šeimininko, jis užsitęs. Todėl turite pareigą budėti ir laukti. Toliau, 25 skyrius, Evangelija pagal Matą, jis pateikė trečiąjį palyginimą, kaip aiškinami dalyką, kaip reikia elgtis, kaip gyventi laukiant. 25 skyrius nuo 1 iki 13, tai yra apie 10 mergaičių palyginimas, tą žinote, ar ne? Ir tai jis tęsia temą apie uždelstą tikėjimą, bet akcentuoja dėl būtinybės ruoštis tam įvykiui. Iš tikrųjų reikia ruoštis Kristus antrajam atėjimui. Ketvirtas palyginimas nuo 14 eilutės iki 30. Tai yra apie 10 talentų. Ir nurodo tai, kad jie turi ruoštis. Jie turi naudoti savo talentus ir būti ištikimi naudojant tos talentus. Tai va, mėlyjei, va čia yra Jėzus ir nori pasakyti, nežiūrėk vien į įvykį, bet tu turi atlikti savo pareigas. Tu turi talentus. Ir tu turi juos išnaudoti, laukdamas. Todėl nereikia pasistatyti televizorių ar kompiuterio ekraną ir žiūrėti YouTube pranešimą kokiu nors pamokslininku apie greitą Kristus atėjimą, apie įvykius, kurie jau veda, jau viskas jau čia pat, ir tik namuose žiūri, daliniesi su kitais, o pats nieko nedarai. Ir Jėzus pasakė palyginimą, štai talentai. Vienam Dievas davė 1 talentą, kitam 2, kitam 5 ir sako, dirbkit, kad neštų man pelną. Naudokite tai. Ir buvo tai, kas užkasė. Užkasė, tai reiškia, jie žiūrėjo tai, ką jie norėjo žiūrėti, bet nieko nedarė savo gyvenime. Netarnavo kitiems žmonėms pagal Dievo duotus jam talentus. Jis aptingo. Jis tik cukrų valgė. Todėl sustorėjo ir negalėjo pajudėti. O normalaus maisto nevalgė. 5 palyginimas. Tai yra paskutinis palyginimas Jėzus išsakytas po to jų klausimo. Apie avis ir ožius paskutinės laikų, kai skirsis. Tai yra nuo 31 eilutės iki 46, ar ne? Apie avis ir ožius. Smulkiai išdėsto jų darbo esmę laukimo ir budėjimo metu. Smulkiai išdėsto, kame jų yra darbas. O kame jų darbas buvo? Ar yra ir turi būti? Aš buvau išalkęs, jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs, mane pagirdėte. Buvau keleivis, mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis buvau, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tai yra tie žmonės taip elgėsi, kurie valgė tvirtą maistą, kurie ruošiasi nespoksodami ir kutendami savo ausys, klausydami apie pasaulio pabaigos įvykius ir tai, kas laukia jau netrukus. Ne, jie dirbo. Jūs kalbėkit, jūs žiūrėkit, o štai ligoniai yra, kuriuos reikia lankyti. O štai žmonės, kurie neturi nieko pasirūpinti kaip savim, mes norim jiem padėti. O štai kiti, kurie nieko nežino apie Kristaus meilę, gerumą, mes nešim jiem žinią. O jūs, jeigu norite, žiūrėkite, drebėkite. Viešpats pasakys jiems. Aš buvau išalkęs, o jūs manęs nepavalgydinote. Aš buvau ištroškęs, o manęs nepagirdėte. Mes buvot užsiėmę žiūrėjimu ir klausimu. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Aš nuogas buvau, neaprengėte. Ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte.
Tai štai Jėzus ir pasako esmę arba atsakymą į klausimą, kada ateis pasaulio pabaiga. Ne taip turėtum klausti. Kaip mes turėtume gyventi, belaukiant paskutinio laiko. Kad Jėzus mane pasiimtų. Va taip reikėtų klausti. O ne taip, kada tai ateis. Taigi, kitais žodžiais, Jėzus pakreipė diskusiją nuo ateimo laiko prie kasdienių pareigų. Dabar aš noriu užduoti jums klausimą. Ką jūs darytumėte, jeigu šiandien sužinotumėte, kad Jėzus ateis rytoj? Pagal tai, ką jūs šiandien girdėjote pamokslo metu. Vieni įsijungtų televizorių ir žiūrėtų įvykius, pranešimus, ar ne kas vyksta pasaulyje, įsijungtų, stebėtų, tenais nori pamatyti viską. O štai buvo toks Džonas Veslis, metodistų bažnyčios įkūrėjas. Ir lygiai to paties klausimo Džono Veslio paklausė, ką jis darytų šiandien, jei sužinotų, kad Jėzus ateitų rytoj. Ir ką jis atsakė? Jis pasakė 6 žodžius tik tais. Lietuviškai, angliškai nežinau kaip, bet lietuviškai tą patį, ką ir ruošiausi daryti. Atlikti kasdieninės pareigas. Mama, planavau aplankyti, aš ją reičiau toliau aplankyti. Planavau aplankyti ligonį, aš tą patį reičiau daryti, nors Jėzus ateis ir rytoj. Ketinau pamokslauti tokiai vietoje ir aš eisiu, nesustosiu. Pas mane nebus taip, kad aš susidaręs namuose ir tik melsiu, kad Dieve, aš noriu dabar paimti mane. Atlikite savo pareigas. Todėl Kristus apie tai ir kalba. Nesvarbiausia yra tai sužinot, kada tai nutiks. Svarbiausia yra tai, ką tu darai tame laikotarpyje iki Jėzaus atėjimo. Čia yra akcentas, o ne galutinis taškas yra svarbiausia. Kaip būti ištikimu adventistu? Jėzaus mokiniai ir pirmieji adventistai norėjo palaikyti laukimą emociškai pakiliu, bet Jėzus nukreipė jų dėmesį į labiau praktišką sferą. Tai yra parodė, kad reikia būti ištikimam kiekvieną savo gyvenimo dieną. Tikras adventistas yra ne tas, kuris galvoja apie greitą Jėzaus ateimą. Aš tik galvoju apie jo greitą Jėzaus ateimą. Aš tik apie jo ateimą galvoju. Greitą. Taip, jisai toj ateis. Taigi, ne tas tikrasis adventistas. Žinoma, adventistas reiškia, iš to žodžio reikšmė yra laukimas. Jis laukia. Bet nelaukia ta prasme, kad laukiu, ateis susikoncentravęs. Bet aš turiu tam tikras pareigas, belaukiant. Taigi Jėzus vertina tokį adventistą, tokį krikščionį, kuris gyvena pilną Dievo meilės gyvenimą, vilintis ir belaukiantis ir būdintis iki tos geriausios dienos. Taigi šiandien, mano draugė, Jėzus trokšta, kad kiekvienas iš mūsų gyventų krikščioniškai ir tokiu būdu lauktų ateinančio pasaulio. Ar mes supratome šiandien pagrindinę mintį, ką norėjau pasakyti? Gal jau metas nustatyti pasaulio pabaigos datą? Ne. Įvykiai vilios jūs. Pasakyti žmonėm, kad jau galas. Bet aš norėčiau, kad mes galėtume daugiau atlikti savo krikščioniškas pareigas. Jėzus to nori. Nes pasaulis genda. Žmonių širdis liūdnos. Ir reikia nepamiršti jų, kai laukime Kristus sugrįžtant. Tarnaukime. Tokiu būdu mes būsime ištikimi jo tarnai. Tokiu būdu sakys, tu panaudojai savo talentus, kuriuos aš tau daviau. Uždirbo jie, ateik į mano džiaugsmą. Ištikimas ir gerasis tarne mano. Štai, kas svarbiausia, mėlyjei, svarbiausia nelaukti savo gimtadienio dienos, datos, ar ne? Bet nugyventi dorą
gero žmogaus gyvenimą. Ne data tavo gimtadienio svarbiausia, bet tavo gyvenimas. Štai kas Dievui rūpi. Tavo atsidavimas jam. Amen.